Va, čia tas lentvarėdės jis pripratusius prie skavutų. Jo. Ir ten manierų nulis, na. Net neturiu ką... Aš net... Nėra noro prie tos lentvarėdės prieiti, nes tu žinai, koks ten būdas žmonių. Jų ten iš viso, kai man draugas pasakė, kitokie jų įstatymai, kitokios elgesio normos, tai šis kitokie žmonės yra. Čia kaip uždara valstija. Ir, pavyzdžiui, Grigiškas irgi to... Jo, uždara valstija, žiūrėk, tu taip pat šneki, kaip jisai šnekėjo. Na, aš suprantu, esmė, kadangi visą gyvenimą, taip gyvenęs tam. Ir visko ir muštynės, ir grasinimą ginklais teko patirti, bet tai nepatinka. Nu, kai aš dar per pamoką sakiau, aš toks iš geresnių. Taip. Man tokie dalykai nepriimtini. Na, žinai, anksčiau ir vėliau veda į vieną vietą. Nu, jie veda. Pradžiai, kol mokiausi viskas, savaitgalis, draugeliai, gerimas. Viskas. Jokių kitokių pramogų, nes pasakytum, kad tu ten, pavyzdžiui, važiuojam į Vilnių kažką daryti. Turnas gal? Kažkas tokio gal. Dabar, aišku, jau bent jau savas ratas kažkaip pasikeitęs, paaugęs, tai jau patys išvažiuoju. Kur nors kaip mūsų mieste, mūsų draugų ratė pasikultūrinti. Į Vilnių, ta prasme, kur nors į Čiliaką ar kur nors nuvažiuoti. Bet vis tiek. Tai vėl, žinai, nu užbaig, ką dar norėjai. Nes toks dalykas, va, kad mergas kabin kažkur ten. Aha. Kad turnas, taigi tave, blėt, išjoks visi. Jo. O to, blėt, pajuokos objektas visą gyvenimą vyks. Nu, nuo tokios aplinkos, nuo tokių draugijos, nu, susidarė pas mane tokia nuostata, kad labai dėmesį reikia kreipti aplinkinius, nes viską jie gali, vienu žodžiu, visą gali, viską tavo gyvenimą sučiai. O iš mamos auginimo, moterų auginimo mano gyvenime, mano vaikystėj, gal dar ir geras. Gerai šitas, viskas rūpi, nors atrodo jau pasakysi, man nieko nerūpi. Vis tiek jau kitą dieną kažkaip atšilų, pasišnekėt ten, sumalat. Žodžiu, pas mane aplinka tokia gavosi ir iš tų rėmų geručiuko labai sunku man dabar išlysti. Mokymai tai padeda, bet nuo to geručiuko tai ir baimė prieiti. Aš jau žinau, vakar patyriau, nieks manęs ten neuždaužė, nieks manęs ten nesukandžiojo, trumpai tariant, nemiriau. Ir nieko, ta prasme, nėra sunkaus, kad ateisi, ten kažkas tau paslioks iš tavęs apės. Nu, tokio nėra dalyko, tiesiog iš tavęs reikia ištraukti šitą nesąmonę. Reikia dirbti kiekvieną dieną, turbūt gausi. Tai tiek. Kaip mūsų sąlygoja aplinka, ne, kurie esam, tai viskas, dėl to aš kažkaip, iš tikrųjų, moku tikrai nemažai už butą per mėnesį, bet tik yra gerai, kad, nu, niekas ir nesąlygoja manęs ir pats, jeigu nekilsi į viršų, tai nekilsiu, žinai, bet niekas ir nemuša į apačią. Tai o apie patį Lentvarį, tai buvau susipažinęs su viena mergina iš Lentvario, aš nežinau, kai jinai yra iš Lentvario, o mes pažinom paprastai. Su mane į mokymus atskrido, ne, jisai Vilnietis buvo, mačiau jau. Edgaras, matei, kur yra jau video? Jau yra kažkokį mačiau jau. Ir mes važiavom į Akropolį, jisai kaip ir įkalbino merginas ir gerai vieną užkalbino, užčiešino. Mūsų žodis čiešina. Nu, ir žodžiu, jisai grįžta pas mane, jau ir paėmė jaus numerį, aš sakau, blemas, ko tu nepaleisk, o dabar vežam, sakau, mes ją į butą, sakau, nes jinai gerai užkitus yra. Jisai sako, tai jo, bet tai kaip čia, žinai, sakau, varyk, sakyk, čia pristatyk mane, kad aš esu šaukių mokytojas, kad čia tu nusipirkai mokymus ir kad tau liko tik tais viena pamoka ir tu dar nesi nieko išmokęs, o jau laukia bendradarbiai, tai yra vadovai, kuris visą laiką sakė, kad tu nieko neišmoksi šok, o tu per bendradarbio sutikimą nori parodyti, kad tu nesi toks lopas ir kad tu kažką gali išmokti šokti. Žodžiu, tokia komplikuota situacija ir kad dabar jinai pabūna šokių partnerį arba jam visai nuplaukė šokių mokymai už 4000 litų, žinai. Tai va, ir... Jo, tai mes priėjom, pristatėm, mes ją įtikinom
Ir jinai sėdo, tai yra jinai sėdo į savo automobilį. Ble, čia gerai važiuoja. Gerai. Jinai sėdo į savo automobilį, susitikom degaliniai prie Ozo ir tada mes jau kartu su Edgaru važiavam namo link buto. Ir tenais irgi ją pakeitėm ir, žodžiu, taip susipažinau su ją. Jinai gerai labai dirbo, žinai, tikrai davė ir gerų pastabų, jinai pasitikinti savimi, jinai puikiai gestikuliuoja, ta prasme, visiškai priešingybė tai, kai aš turėjau ilgalaikius santykius, žinai, su kita mergina, kuri nebuvo ten taip drąsiai ir prieš kamerą šnekėt ar dar kažką, žinai, o jinai visiškai priešingybė, žinai, jinai vos ne kaip buvo karjeristė, žinai. Ir man tas patraukė, sužavėjo, žinai, ir aš taip nusprendžiau, kad man reikia su jai santykius įlįsti, žinai. Na ir tai ką, mes tada tą vakarą atsisveikinam, aš, žodžiu, jinai nulipo laiptais į apačią, mes ją palydėjom, išvažiavo namo, mes turėjom kitą dieną susitikti. Vėl šaukiu pamoką, žinai. Vėl jinai atvažiavo, vėl, žinai, gražiai odiniais timpos, platformos, biustas pastatytas, žinai. Nu, viskas pas ją tikrai tvarkingai, kažkaip 9 balai, žinai, tik yra iš išorės, iš pradžių atrodė. Čia tai įdomi istorija tuo, kad kaip puikiai užsideda kaukė. Tai va, ir tvarkoj. Važiavo, po to vėl. Ir tada, žinai, po antros pamokos, aš jau jai pasiūliau, sakau, padėk man toliau tų šūkius ves, žinai. Ir mes sutarėm, žinai, ką jinai už tai gaus. Tai už tai jinai gaus, kad aš ją pamokinsiu salžų šokį. Tvarkelį. Tai pravesdavau Edgarui pamoką, po to pravesdavau jai, žinai. Viskas labai čiki. Ir mes pradėjom po to, praėjo tos 3 pamokus, 4, visų 4 pamokus sėdėjom, pilnai Edgarą išmokinau šokti. Ir aš taip jai pasiūliau naujus metus, sakau, davai, žinai, švenčiam naujus metus kartu, žinai. Jinai taip iš pradžių pasižiūrėjo, žinai. Ar verta čia? Jo, nes, žinai, visgi nepažįstamas esu, kad ir kaip tu šnekėtum, kad ir ką, bet aš esu nepažįstamas vis tiek. Kas patiko jai, jinai po to kitą dieną sutikom, jinai sutiko to švęst naujus metus. Ir jinai pasakė, kad man čia labai įdomu, žinai, čia nauji žmonės, aš kaip tik noriu, man tie patys yra atsibodę, aš noriu, žinai, su naujai susipažinti, žinai. Nu ir davai. Tai Edgaras liko namuose, žinai, nes ten kitų moterų nelabai buvo, ten kaip porų susitiko, žinai. Ir mes su ją, atsimenu, aš pasiėmę mašiną, važiavom dar į Rimi ir vien tas apsipirkinėjimas Rimi toksai. Po, nežiūri visiškai kainų, eina praktiškai ima brangiausia, viskas, žinai. Ten pasiėmi to, tu gersi su tuo, apsigersi anuo. Tipiškumas traukia, bet tas mėtymas pinigų į kairę į dešinę, kai tu dar neuždirbi, negali taip, žinai, leis savo. Tas jau mane nervint pradėjo, kai aš prisiminiau savo praeitus santykius mergina, kur labai mokėjai, žinai, taupyti viską. Tai kažkaip jau man tada, žinai, eina, kol tu be nuotaiko, žinai, viskas gerai. Viskas gerai. Ir mes važiavome į tuos naujus metus. Tai tenais, kai aš atsivedžiau prie tos hebros ją, jinai su švarku sėdi, supranti, taip prie stalo, priešais visus atsisėdo, supranti, ir jinai su rankomis taip pasko bairiukai, vienas kitas, supranti, pyzdės pasitikėjimas. Nu, žinai. Bet tas pasitikėjimas į kažką įpakuotas, kur ten nėra to iš tikrųjų. Kažkas užslėpta. Kažkas užslėpta yra. Tai va. Sešinais pasakė? Jo, ir žodžiu. Taip, tai buvo ir tada mes ten tuos naujus prašventėm, žinai, tada mano tas vienas, koks tikrai geras draugas, sako, čia, sako, žinai, naujai prikabinai, žinai, sako, tokie, nu, įdomi, fainu. O tas va draugelis, va, kai tu va pasakai, kokie yra lentvarytės, jisai sėdi už stalo, klausos, jis taip šauna jai, kipa tu ne iš lentvarį. Nes jis turėjo merginas pratilbai iš santykius iš lentvario, žinai, kurį ilgą laiką. Ir, žinai, nu, jinai labai panašiai bendrauja, panašiai mąsto, nu, žinai, toks pats žmogus. Tai neatsim, ką ten pasakė, bet aš pajutau, kai jis lepia, iš kur jinai yra. Supranti, nenorėjai to sakyti kažkaip, kur prie Vilniaus gyvena, jinai sakydavo ir viskas. Tvarkelį, žinai, gerai. Aš ten nekreipiau dėmesio, žinai, aš buvau laimingas taip, kad jinai važiavo, leidom laiką, žinai, aš džiaugiausi tiesiog šalia. Jo, mergina šalia buvo.
Ir mes tada grįžom pas mane namo. Mokinys buvo vienam kambarį, žinai, mūdu į kitą įsirovėm, žinai. Tada mes su ją, pasimylėjom, žinai, pirmą kartą. Ir, žinai, kai aš ją nurengiau, tai jinai iš tikrųjų, jinai ant tiek atitaikius, super drabužius, supranti, kai jinai atrodo, nėra visai, grubiai tariant, patešlėjus. Neatrodo, žinai. Bet kai tu nurengi, tai matai, žinai. Aišku, skirtinį labai didelį, žinai. Tai iš tokia patešus. Jo. O visa kita, tai, nieko, žinai, panelis, kai mes pasimylėjom, tenais buvom tikrai nemažai, kaip ir išgėrė, žinai. Čia yra ne tas, kad tu kabini mergai pirmą panelę. Kabini panelę pirmą pasimatymą ir, ta prasme, vartoji alkoholį, tada taip, bet jau čia jūsų ne pirmas susitikimas, jau iš jūsų bendrauja. Taip. Ne pora, ne draugai, kažkas tokio. Va. Tai va, žinai, ir tada vėlgi, žinai, aš galėjau rinktis, ar megzti su ją ilgalaikius santykius, ar palik, žinai, nutraukti. Aš pasirinkau nutraukti net dėl to, kad tiesiog man, žinai, man nepatiko tas mėtymas, bet kur pinigų, žinai, tas daug, žinai, laužimas iš savęs kažko, kažkaip, žinai, man paprastesni, žinai, to reikėjo. Tai va taip ir nutraukiau. Kažko dirbtinių. Jo, kažko būt dirbtinių. Aišku, tas patraukė iš pat pradžių, supranti, bet po to reikia vis tiek tapti nuoširdžiai natūraliai, aišku, būtų jinai galbūt tapus tokiai toliau bendrai. Bet tiesiog klausimas. Bet tas man draugelis pasakė, sako, neimtų šios gyvatės. Tas nors tokia, kad toks principas. Bakūrai irgi tokie ten, jeigu merga turi, tai viską dėdam jos. A jeigu dar tokia gera, kad kai pažiūri į krūtinį ir žemiau neįdomu, kaip atrodo, tai jinai savo vertę prižiūri, ten visokie nagučiai, soliarimas, ypač, kad jinai ir eina tokiu, ta prasme, kur su A5 Porsche'ais važinėja. Supratau. Ką jis ten lentvarėtis tau pasiūlys, nueisi kokį lentvarėtišką kavinę ir bokalą los pastatys. Jos tai nedomini, jai kažką reikia aukščiau. Žodžiu, materializmu sugadinti žmonės. Ja. Materializmu ir pykčių. Pavyzdžiui, va dabar man šiek tiek baisu vaikščioti. Žinai kodėl? Nes iš lentvarių atėjęs. Ne, pačiam lentvariui. Va tai va. Pačiam lentvariui, tai jo. Žinai kodėl? Jeigu tu vaikščiosi va taip išsitiesi, reiškia, tu pasikėlęs, tave reikia nusodinti. Jo. Čia tas panašiai ir Jurbarke būdavo. Kartais tenka ir pasižvalgyti per petį. Nes pas mus nebūna ten, ko čia tai vaikštai, pribėga iš galo. Tai jau aiškinkis, ar atsistos ar ne. Aš nevyliu, tai visai kita, aišku, būtų. Tai ir kitų yra kaip stotys, kai kažkas nuvažiuoja į Akropolį, kažkas kitokio. Tai va, čia va tokia patirtis buvo iš to lentvario, būtent su panelė, bet buvo man labai įdomu tokį tipažą moters, supranti, susipažinti, bendrauti. Mes tikrųjų praleidom labai gerą laiką, mes tenai, sakau, tik šokių pamokas vedėm, tie nauji metai buvo nerealūs, ten filmavom, žinai, mes ten prikolinom, bučiavom, ten viskas, žinai, tikrai smagu buvo.